Jeigu mes nesutvarkome vaikų mokymosi proceso, ateities nėra iš vis. Ateities Lietuvos kaip valstybės ir kaip idėjos nebelieka. Ir užtat paėmus valdžią, ne perversmo, ne ginkluotų būdų, pirmiausia, švietimo sistemą sutvarkyti, efektą duos ne po 3, ne po 4 metų, po 10, po 15, po 20 metų efektą duos. Užtat šitai parsidavusiai politiniai sistemai, švietimo sistemos sutvarkymas, kadangi efektas, jeigu tu nori to efekto, ar ne, jeigu tu nenori destrukcijos tik tai destrukciją galima greitai padaryti. Tai pozityvus, teigiamas efektas bus po 10-mečio geriausiu atveju. O tai tavo kadencija pasibaigusi, o tu kai rūpinėsi tik tai savo kėdę, o ne Lietuvą ir ne idėją, nu tai tau tada klausimai šitie neaktualūs. Ir tada pinigų nėra. Ir privatizacija eina švietimo, sveikatos apsaugos. Ir užtat šakės mums visiems. Mes šitą, jeigu tik tai suvoktumėm, koks yra čia baisumas, tautos išnykimo prasme, tai yra teisingi žingsniai. Jeigu norim sunaikinti tautą ir valstybę, tai yra teisingi žingsniai. Ir užtat aš nesigėdinamas juos ir sakau, jie yra išdavikai.